Na ką, sveiki visi, sugrįžę į farmingo serijas, vėlgi po kažkiek laiko, kaip matom jau labai daug laiko praėjo farmingė, apleidęs buvau visiškai ūkį, tai žodžiu reikia sugrįžti, reikia sutvarkyti ir viską pasidaryti, nes kaip matot, jau ūkis, kaip sakant, be manęs jau silpsta smarkiai. Tiesiog aš nesuprantu, kas daros. Aš viską darau, svidekus, ateina laikas, vėl reikia daryti. Lyg tyčia. Laiko visiškai nulis. Darbas yra kartu darbas. Dabar dar biškį garažą pertvarkymus dariau. Žodžiu, čia nenoriu pasteisinti, vėl kaip visada, bet džiaugiuosi, kad visai nedingau. Žodžiu, kas biškį pasikeitė farmingą, nes kelis kartus buvau įsijungęs, tai kažką biškį nuveikiau. Žodžiu. Dabar jau iš vis dabar dasikult laukus 31-30 nedasikūliau dar, tai žodžiu jo tuos du laukus reikia pilnai susidorot, tada reikia dabar nusivaryti iš Droningburgo į kitą lauką. Iš tikrųjų jau matyti turiu mėšlų, reikės mėšlus apsikratyti, noriu pirmą šiaudų susirinkti, žodžiu darbų bele kiek. Tai jo, žodžiu, palieku aš kombainą laizdą sikulę, aš vežu išsiversiu grūdus. Dabar pažiūrėsim kainą. Vis pirma, nes čia buvo mano avižus, kaip pasakytau. Ir pažiūrim, ar mes turim kažką gerą kainoj, nes išsileidę turėjom pinigėlio, nes kam esmė, kad turim dar kanalą šiek tiek. Šiaip po 1000 moka. Plaukit po kombainas, dar kombainas outcoolą, tai... Nu, aš dabar dar, kad pilnai prisivarytumėm, tai pasiliksim ir manom, ganėtinai tolokai vežt. Nu, bet žodžiu, dabar paliksim dar čia, kol visiškai pilna bus. Ir žinot ką, man reikia iškart, vis tiek reikės atsivaryti mano Belarusą, kad galėčiau susipresuoti šiaudus. Šiaip turiu ir grėblį, bet nežinau, ar apsimoka man ten grėbt. Galimai apsimoka, bet palaukit, ten per kelią ar davažiuosiu, aš nebeprisimenu, kaip aš ten davažiuosiu, nes aš ten buvau baigęs jau iš anksčiau, manos, kad aš kažkur per lygtais, aš taip įtariu, kad per kitą galą važiavau. Nes lygtais, kad čia nebuvo, galima atvažiuoti. Jo, čia bus... Jo, manau, kad čia bus kanalas. Ar čia nėra kanaliuko? Kaip jau pats maišau. Ai ne, lygtais čia atvažiavimas yra, jo. Tai viskas tvarkoja. Čia yra važiavimas, kažkaip, manau, tik buvau sumais, gal kitą lauką važiavau. Nesmė. Tai va, žodžiu, mums reikės dabar pasižiūrėti ar kratytuvą kokį nors. Bet jaučiu kratytuvą nuomosimės, nes, nu blemba, toks daiktas, kur ne visada reikia jo. O šiaudų tai mums būtinai reikia, nes mums reikia kreikti. Mums reikia kreiktus, kaip saka, mūsų gyvūnėlius. Tai kreikimą mums privalu yra turėti. Tai va dabar noriu nusirinkti šiaudus. Susirinkam šiaudus, apsikratyti bandom. Šitame epizode norėčiau bent jau apsikratyti. Aišku, būtų gerai tada abudu laukus iškart susitvarkyti šitos. Čia dabar reikia prisiminti, kad dar kažkur liktis turiu šitų laukų kažkur kanolą. Tai prie namų. Prie namų reikia apsikratyti to pačiu irgi. Tai visai reikia iš tikrųjų, manau, padirbėti šiandien, kaip sakant, išsijuosus. Grįžtam į temą, ką aš norėjau prieš tai sakyti apie savaitę, tai, kaip sakant, mums reikia skubėti, nes po savaitės lygiai, aš dabar filmuoju 11.4, tai prasme, lapkričio 4 dieną, tai jau tikrai, jeigu nemeluoju, jau lapkričio 4 dieną ir man rodos, kad 11 išleidžiau 25 farmingą, kurį aš tikrai žaisiu ir tikrai, manau, pasidalinsiu savo įspūdžiais su jumis ir norėčiau tikrai laivą pasijungti, nes vis tiek 25 proga tokia, tai norėčiau vėlgi
grįžti ir vis tiek aš esu tas senas farmingistas, nuo daugelio laikų jos žaidžiu, tai man naujas farmingas, kadangi išeina nelabai dažnai, kaip sakant, tai vis tiek man reikia pasidžiaugti to dalyko, tai labai stengsiu susireguliuoti darbus, kad iš vis kokia nors pilaisvės dalykas būtų, pilaisvė kelios dienos, kad galėčiau pasimėgauti pilnai farmingu, kad nereiktų naktimis, kaip sakant. Nes, pavyzdžiui, dabar tai aš tiesiog šiandien biškai galbūt energijos turiu po darbo, tai 10 valandą vakaro galvoju, apleidau jūs ir tuo pačiu užsimaniau gal pasižiūrėti, kas vyksta mano ūkį. Kaip matau, ūkį reikalų dar daugiau negu realybėj. Tai, žodžiu, nieko nespėjam, kaip matot, viskas man sukrenta visada į vieną vietą, kaip sako. Žodžiu, greit apsipresuojam ir tada jaučiu lieksim ieškoti kratytuvo. Nežinau, žiūrėsim devietą, galbūt kokį nors eina nupirkti, pigesnę kainą ar kažką. Nu, bet žodžiu, mums tikslas vis tiek yra toks. Be to, parašykit, ar jūs iš tikrųjų laukiat farmingo. Tai 25 ko aš iš tikrųjų, jeigu iš mano žiūrinčiųjų, mano žiūrovų senų, tai tikrai manau, kad tikrai daugelis laukiat ir galbūt netgi norėsit, sakau, jeigu pasikurs streamas ir jeigu man internetas negribaus, vėlgi, manau, reikės gal netgi pamėginti. Pirmą dieną tikrai sakau, kad nemėginsim turbūt multiplayer, bet reikės su žiūrovais galbūt kai kuriais pamėginti farmingą ar online'ų. Pažiūrėt, kaip online'ų experience'as pasikeitė galbūt. Nes manau, tikrai ten veiklos, kaip sakant, bus. Manau, ten kiek žiūrėjau naujovių, tai, nu tobulėja su kiekvienu farmingu, tai aišku, nesu dar tokių turiu cinkelių, klausimėlių, ar ten taip patobulėjo, kas galbūt galėjo patobulėti, kas nėra konkrečiai aprašyta. Tai, na, bet įvertinsim viską, manau. Tai jo, ką dabar greitai susipresuoju likusius ir šoksim į kvepinimo laukų. Pripylėm pilną. Ir žinot, kad dabar aš galvoju, varau aš išsipilsiu parduot. Nes, jo, šiek tiek užmečiau akį į kratytuvus. Nelabai aš turiu modintų kažkokių. Tai greičiausiai nusipirkt. Nu, nesigaus, bet galvoju, galbūt visą komplektą išsinuomot, nes imti iškart didesnį, kad eitų man apkratyt normaliai, kad tiltų tie kokie 10 kubų, ar kaip ten skaičiuoju, kubais turbūt, nu 10 tonų kubų, kad eitų man ten pasiimt, pasikraut ir tada krauti, jaučiu, pasikrausiu su savo, turėčiau įkrauti. Tikėkimės, kad tai pavyks man įkrauti. Šitas mūsų misijos laukas, kur pjovėm žolę, kur neblogai uždirbom ir kitkų pasiėmėm. Tai jo, tai mums reikia liekti, nes prie Belarusio šito nepakabinsiu nieko, kratytuvo, kad ten yra. Ten tą vieną mažiuką gal pakabinčiau, bet nu ten po 4 tonas jau ten kol išvešim viską, tai galvoju, pataupysiu laiką šiek tiek, išsinuomusim didesnį, galbūt ir traktorių pasiimsim didesnį. Iš tikrųjų nežinau, nežiūrėjau, tiktais, kad ar yra kokios akcijos galbūt traktoriui, nu, kažkokiam didesniam, nes man reikėtų ūkyje vis tiek kažkokio, nu, kokio 100 šiamraklių. Visai koksai būtų gerai, kokio valtra ar kažkoks holandukas, žodžiu, į tą pusę, kažkas būtų tikrai neblogai, kad galėčiau atlikti tokius didesnius, rimtesnius darbus. Sakau, kaip pavyzdžiui, nu, ten arimo vis tiek reikės, arimo, aišku, galim ir su Belarusu savo 121 arti pilnai. Traukinys neparvažiuoja, viskas puikiai. Ai ne, bet iškart parduosim. Nesvarbu, kad ir galbūt šiek tiek mažiau. Bet parduosim. Nu,
Šitą 4 tonę, čia aukštantais bordas, nežinau kaip čia telpa 7,5 tonas ar 8, kiek čia jau telpa. Bet žodžiu, telpa gerai. Dar rėmas nelinksta, kaip sakant, važiuojant. Tai va, jo, matyt, mano belarusų video buvo. Norėčiau palaisti, ar jums patiko, ar norėtume dar. Vienis, kai mačiau, rašė, kad tipo daryk, viską tą. Tai manau, vis tiek reikės daryti, kaip ir buvau minėjęs, kad vis tiek aš noriu daryti turinį, kurį aš noriu daryti. Ir, na, jeigu jums patiks, tai aišku žiūrėsit, ta prasme, mano tą turinį, bet tiesiog noriu pasidalinti savo sprendimais ir panašiai. Tai vat, jo, šitas tikrai gražus yra belarusiukas, turbininis man irgi yra. Ką biškį padaręs esu už kadro, tai nugruntavęs visą rėmą, tai ir principę jaučiu dažysiu kaip rodžiau ten vieną vietą. Tai va, kaip čia panašiai, valtratlankiai, tik kad variklio skyrius bus juodas su rėmu, kapotas pilkas, jeigu gerai pamenu. O, aš nepravažiavau čia. Ai, ne, čia mūsų laukstas jo, kur dirbom. Jo, kaip sakau, variklio skyrius juodas, kabina raudona su sparnais, jeigu gerai pamenu. Šlaunis visos juodos, aišku, čia kaip ir čia daleiskim. Ir kapotas toks pilkas, kaip ratlankiai maždaug. Ten kaip kažkokie būdavo, eksportiniai kažkokie būdavo. Tai va, 2 megalkas reikės dėti būtinai. Šiaip tie ledai gal visai neblogai atrodo, bet pas manęs yra jumzo kabina ant to 80, tai, nu, ten biškai reikia žiūrėti su tais lempom ir panašiai. Reikės visai ten žiūrėti, kaip ten kas gausis. Žodžiu, jo, gerai, parlėkėm su priekaba ir varom žiūrėt kratytuvų rinkoje, kas gero. Supresavau tą visą, išvežiau grūdus. Čia dar liko jam šiek tiek nukult. Ką aš padariau per šitą šiek tiek laiko, tai aš parsisunčiau kelis modus, kurie, manau, man padės. Tai taip, mums dabar reikia porą kratytuvų įsirašiau. Nuomotis, šiaip nuomosimės, nes blemba. Žymiai daugiau talpų, bet užteks ir taip jaučiu. Gerinai tą paratą 10. Ką tik sakiau, nuomusius ir nusipirkau. Jo, tai pirmą varom pasimėginsim, tada nusirinksim rulonus. Kaimyno priekabas vis dar turiu pasidėjęs pas save, dar vis neprašė atvežti, tai sakiau, nuvešiu, tai sakė, taip nereikia, tai parsivešim su jo priekaba rulonus dar. Vis tiek, nu, jeigu žmogui nereikia, stovi be reikalo, tai, kaip sakant, mes parsivešim patys. Jeigu jam dabar nėra būtinybės, ne? Galim pasinaudoti. Nieko nesulaužysim, tvarkingai parsivešim. Šiaip labai geras, patvarus mūsų Masejukas. Nieko negaliu sakyti. Žodžiu, paliksim, manau, čia. Ir lekiam parsivežt kratytuvą. Žodžiu, gavos taip kaip gavos. Manituškė. Gerom sąlygom išsinuomojau. Tai galvoju, galiu sau leist pasidžiaugt su manituškė pakraut. Kodėlgi ne? Kodėlgi nepasikraut su manituškė pamėgint. Visai rimtas aparatas iš tikrųjų. Kaušas nemažas. Šiaip būčiau nesinuomėjęs, bet plius kaušas geras, tai galvoju didelis. Tai pasikraunam su manitu. Išsivežam, susitvarkom mėšlus. Nereikės čia žaisti, nes pakėliau su savo, tai jau svorio man reikia, nes jau galas kyla, vėl svorį pirk galvoju, tai o realiai man vis tiek aš su saviškiu galvoju, kokių ten rulonų per daug nieko nekraunu, rulonam kaip ir užtenka, taip jo. O jeigu galvoju tos vat kelnot, tai aš turiu mažiuką. Prasivalytis man čia pilnai tinka fermai. O vat mėšlam išsivežt, tai prie pat čia viskas. Šitų mėšlų čia aišku nieko neturiu, čia keli kratytuvai. Žiūrėsim, kiek man čia
išeis apkratyt. Ir aš dabar galvoju, kuriuos man pirmą kratyt. Ar čia kur rapsas jaus prie namų? Ar važiuoti ten tos kalnus, kur buvau. Žodžiu, apsikratysim šičiam. Bet čia gerai beria visai. Iš tikrai gerai kratu. Purškė tai tolika tak. Ir šiaip mes visai nemažai apkratysim, kaip matau. Visą mėšlą. Taip. Visai neblogai čia gal. Aišku, reiktų stengtis kuo geriau pakratyti. Vis tiek, mėšlas aišku, šiais laikais jau yra traša, tikrai. Nes brangi tas trašas yra, tai jau geriau. Ui, užkumščių, užkybom. Akmenų bus primėstyta. Aš to padovai. Akmenis bus prikratyta. Bet va, kai normaliai talpai kratytų, aišku, čia laukiukai maži. Ten mes, pavyzdžiui, kaip kratom, tai ilgesnis laukas, tai vieną nuvažiavimą čiut netalpa. Aišku, čia gal daugiau biškį pakraunam. Nors nežinau, kubais, jeigu ir taip kubais skaičiuot, tai ten irgi gaunas. Normaliai. Ten mes taip perimetam kaušais vis tiek normaliai. Ir va, pavyzdžiui, mes transporterį ten tą, kai turim pasidarę, tai mes galim, tarkim, žymiai paprasčiau, mes galim reguliuoti masės padavimą, ta prasme. Sraigė sukasi, to lygiai išmeta gražiai. O vis tiek. Pavyzdžiui, čia, dabar kaip yra originalė, tai iškart sukasi, nuo kardano viskas eina. O mes turim per hidroporas pajungia ir per hidroporą, kai jungi, tu gali su ranka, kaip sakant, su ričiagu padavinėt, kiek tu reikia masės. O sraigė kaip sukas, taip sukas. Tai kaip ir tada, sakau, jo biškitas geresnį kiekį, kaip tu nori, biškį daugiau, biškį lėčiau, jeigu, pavyzdžiui, daugiau, kad neužkišt, galima taip pareguliuoti. O žodžiu, aš galvoju, kur mes plokit dar, mes turim tų laukų, čia dar trūksta man ariamos žemės, o žolės pievų tai man iš tikrųjų kaip ir jau į valias. Bet prie šitų traktoriukais kaip ir tinka, mes prie holandukų šimtinuką kabinom, prie 95 šimtinukas. Tai visai šitas gal ir neblogas variantas. Prie šito mūsų 1221 kabinti. Per ten pavažiuosiu, reikia per čia važiuoti. Varom čia. Taip ir tiesiai čia. Švarysim. Žodžiu. Mums pagrindas reikia, jos kau nekiek pasitrast, mums reikia išvežt visą mėšlą. Mums dabar svarbus darbas yra, nes reikia pasitraukti iš mėšlydas, kad mums nemaišytų. Tai va, jau skau minėjau, neminėjau, nežinau, gal prie tos video nebeatsimenu biškį, ar minėjau apie farmingą 25. Kaip norėčiau pažiūrėti, kaip ten bus su rulonais, ar bus ten sutvarkyta. Jau biškį šokinėja, bet kaušas tai nemažas, tai gali būti, kad šokinėja neblogai. Jo, kaip sakau, dėl tų rulonų krovimo fizikų šiek tiek, aišku, aš suprantu iš tikrųjų, kad visiškai realistiškai tai yra sunku padaryti, kad grinai taip, pavyzdžiui, šakės, su šakėm į ruloną smygi ir kad tas būtų tikras, pavyzdžiui, kad rulonas plyš, ta prasme, taip tikrai dar nemanau, kad bus, nors nežinau, bet būtų, manau, jau anonsuota, tai, bet sakau, išbandysim. Visiškai, visai jau, sakant, nelgai beliko laukti. Jo, iš tikrųjų, o kas norite įsigyti farmingą, tai pats įsigijau per Enebą iš tikrųjų. Čia nereklama, tiesiog gera kaina. Tiesiog yra gera kaina, pavyzdžiui, Steam'e žymiai brangiau. Tai jeigu nori dar pasinaudoti nuolaidų kodų, tai linką paliksiu aprašyme. Ir jo, galite iš tikrųjų pasižiūrėti. Dar išpyliau ir netilp.
kai visada lieka pusė kaušo ar kažko. Ir liks dar vienam kratytuvui pradėti. Galiau čia prie namų geriau užsikartyti. Varom, žodžiu, ten. Čia vis tiek dar prisikaups, čia yra prie pat. Ten, kur žolė supūs mano. Varom, ten dasikartysim. Nusikartysim ten. Ir greičiausiai tiesiog nesimato šiaučių. Bet vis tiek turi treštis, nu nesąmonė, nu kaip gali neit trešti ant to, žodžiu jo. Tai va čia dar turim 28 laukį jau, kiek esu pamiršęs. Šitą va visą lauką turim. Čia žolės lytis turėjau, nebeatsimenu šių. Nu, žodžiu. Bandysim. Jo, kratos. Tiesiog čia yra jaučiau vietom, netgi jau yra kaip ir, kaip čia pasakyti, gal netgi aptrešta yra jau. Greičiausiai čia daugelį vietų buvo patrešta. Nes, pažiūrėjau, kur yra smulkinta, jau akivaizdžiai matos, ta prasme. Bet tiesiog kur yra tik tais jau, kur tos šieno šiaudus kai rinkau. Kai presuoji, matyt, mažiau matos. Nu, turėsim porą nuotraukėlių, kai vyksta kratymas. Bet į kalniuką jau jaučiasi, kad turi ką tempt. Pasitempt. Nieko. Nu, va šitą gabalą apsikartyti užteks. Vis tiek reikia nusikratyti. Tais mėšlais mum iš fermos, kad nemaišytų. Tai jo, kaip sakau, jo. Kas parašykit, ar tikrai žaisit Farmingą 25. Kaip ir minėjau, sakau, tikrai manau daug kas žaisit. Parašykit, kad tikrai išbandysit ar kažką. Tai sakau, reikės galbūt ir per streamą susijungt mano fanam, pažiūrėt. Nežinau, kiek jūsų čia belikė, kaip sakant, nes jo, tikiu, kai aš kuriu video, užeina 3-4 video, tada užeina mėnesius 2 pertrauką, kaip sakant, kur visiškai atsiribojo, atrodo. Ta prasme, gaila man pačią savo kanalą ir jūsų, nes, nu, taip palieku ir dingsta tiesiog. Jo, iš tikrųjų, gal norėjau dar biškį jo primint, kad, nežinau, kažkokiu būdu vėl buvo mano Steam accountas paimtas ir ištrynė visus draugus, viskas buvo užblokuota, tai vieno draugo dabar nėra. Nu, tarsi savikėlį yra, bet visiškai tuščias praktiškai accountas, tai kas norit Steam'ą prisidėti, Steam'o linką rasite aprašyme. Galit prisidėti, pridėsiu. Sakau, jeigu susijungt kažkada, reikės žymiai paprasčiau bus vėliau. Kas norit, gali dabar iš karto ir prisidėti. Steam'as apačioj. Ir ruošimės kitam epizodui, nes kitam epizodui vėl reikės darbuotis. Kratytuvą reiks pastatyti. Dar baisiai neapsitrešė. Tai dar plauti nereikės. Bet pastatysim, sakant, sutepsim, nes dabar vėl kai kuriam laikui tikrai nereikės. Vėliau tik biški vėliau jau sezono kitoj pusėj reikės mum apsikratyti. Kratos, aš toliau matos, va čia, kad yra kratyta. O nes matos toks kaip pravažiavimai, kaip ratai eina ir matos tokius drūžės nežymės. Nu ir va, turėsim pasitrešę jų lauką. Ten tą prie namų tai pilnai. O čia bus, na aišku, čia bus kiek bus. Tiesiog daugiau mėšlų neturėjau. Ir šiaip kratytuvas, kaip aš galvoju, nu, už 10 000 ir už 9 kiek, nu, kažkur tokio. Tai tikrai neblogai. Aišku, jeigu kaip realybėj, kai nežinau, kiek ten jie eidavo, galbūt ten kažkas daugiau žino, kaip jie eidavo, bet
kiek aš girdėjęs, tai pakratai remontuoja. Nauji ten sezoną gal ir tarnaudavo, bet reikės biškiai plot kaip to. Jo, bet nu, su tom grandinėm transporteriais, kiek žinau, žiūrėk, netgi oriniai stabdžiai dar tebėra, nu, naujas daiktas, nu. Su visom lempom, su viskom. Visiškai naujas. Nu, dėja, prie tokio jau nebeprisiliesiu. Niekada turbūt naujo, prie tokio 9 būtent esu prisilietęs, tai jo, yra ir vargo su jo, ir visko. Bet normalu, seni daiktai susudilę, daug metų tarnavę jau. Jau kiti, kaip sakant, buvo pakeliui galbūt iš roto, bet yra prikelti dar kitam gyvenimui. Bet sakau, kratytuvas toks daiktas, kur, nu kiek jo reikia per metus. Nu tai realiai kartą, jeigu normaliai. Nu tai va, ir toks dalykas, kur irgi investuot, nu nebent labai jau daug turi. Tu, kaip sakant, gyvulių, mėšlų, visko turi. Tai gal ir apsimoka kažką ten geresnę pirkti. Bet tai tai. Žodžiu, pastatysim, jaučiu. Čia šį paskui reikės vis tiek nuplaut. Bet pastatysim va čia dabar laikinai. Kad nerudėtų, kol nenuplausim. Laistovi. Kitam, kaip sakant, vežimui. Ai, nu jo, kad jis nesakiau, dar su kaimynu priegavom parsivežėm rulonus. Su mažiuku pasikrovėm. Nes kombainas jau čia labai ir dar po rapsų jau koks murzinas buvo. Dar nukūlė visas savežas. Dar jo soibinsai laukia, tai žirniai, tai ui. Pabandėm ir su tuo smulkintuvu, tai viskas čiki-piki eina. Tai ką, jo, turbūt ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime sekančiame video. Nežinau, ar spėsiu galbūt dar vieną šito epizodo įkelt, šito farmingo. Žinot, jau kaip sakiau, už savaitikės nepilnos jau tai išeis naujas farmingas ir bet kokiu atveju jame tai tikrai susitiksime. Na, o šitą fermą tikėkimės dar aplankysim, tikrai. Ir jo, ką, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit prenumeruoti kanalą, jeigu laukiat farmingo 25. Nepamirškite palaikinti šį video. Žinoma, jeigu taip pat laukite Farming Simulator 25 kaip ir aš, kaip ir senas farmingistas. Ir jo, ką, susitiksime ateinančiame video. Ir čiau.